Eteryje laida Reporteris ir aš Andrius Kavaliauskas. Šiandien matysite. Atrado naują pramogą – vėjaračius. Jos labiausiai pamėgo buriuotojai, kurie šaltuoju metų laiku beveik neturi galimybių išplaukti į atvirus vandenis. O štai vėjaratį galima buriuoti ištisus metus, netgi žiemą, ant ledo. Tik reikia ratus pakeisti pačiūžomis. Be to išmokti važiuoti vėjaračių nesunku net ir tiems, kurie nė karto neburiavo. Tokiais blokart vėjaračiais pradėta važinėti prieš 9 metus Naujojoje Zelandijoje. Vairų valdomi vėjaračiai su viena bure sparčiai išpopuliarėjo visame pasaulyje ir dabar šios sporto šakos entuziastų yra per 10 000. Lietuviai tokiais vėjaračiais važinėti pradėjo neseniai, todėl šios sporto šakos mėgėjų mūsų šalyje dar nėra daug. Vėjaračius labiausiai pamėgo buriuotojai, nes šią transporto priemonę galima buriuoti ištisus metus, ne tik su ratukais, bet ir pritaisius pačiūžas pasidaryti ledrogės. Buriavimo vėjaračiais naujokai iš pradžių baugščiai žiūri į šią transporto priemonę. Labai baisu, mane privertė atsisėsti jį, bet dabar jau patinka. Tiesą pasakius, nieko aš čia nesuprantu. Tampau tas irvas, kad važiuotų ir viskas. Vėjaratis valdomas paprastai. Viena ranka sukamas vairas, kitoje rankoje šotu vadinama burės virvė, keičiama burės padėtis atsižvelgiant į vėją. Pakanka kelių minučių, kad apie buriavimą nieko neišmanantis žmogus pradėtų skrieti vėjaračiu. Svarbiausia yra kaip norėti buriuoti ir jausti aplinką, sakykime, nebūti, sakykime, kažkokiam aklam. Sekti burę, kaip burė dirba, kaip jinai yra įsitempusi ir, aišku, sekti tai, kur tu judi, tai yra vairu, jau vairuojama, valdoma ta judėjimo kryptis, o reiškia, tai viena ranka valdo judėjimo kryptį, o kita ranka žmogus, reiškia, valdo burę, tai ją arba pritraukia, arba atleidžia, priklausomai nuo vėjo greičio, sakykime, priklausomai nuo kampo į vėją. Ir tiesiog pastabumo galų gale reikia tokio pastabumo, kuris, reiškia, leistų atkreipdėmėsi tam tikras detalės. Smagiausia tai yra didelis greitis ir visas malonumas lenkiant priešininką. O kokį tą greitį pavyksta išvystyti? Priklauso labai įvairiai nuo vėjo, iš tikrųjų, šiandien jisai nedidelis, būtų daugiau vėjų, jisai būtų didesnis. Bet šiaip tai vidutiniškai apie kokią 30-35 km/h galima išvystyti. Šiemet balandį Nevados valstijoje JAV pasiektas vėjaračio greičio rekordas buvo 105,5 km/h. Lietuvoje nėra sąlygų pasiekti tokį greitį, todėl mūsų šalyje sunku skrieti didesnių nei 60 km/h greičiu. Tačiau emocijų pakanka. Juolab, kad greitį vėjaratis išvysto akimirksniu. Jei vėjas pakankamai stiprus, 40 km/h greitis pasiekiamas per porą sekundžių. Šio buriavimo entuziastai vėjaračius vadina saugia transporto priemonė, nes virstant nuo rimtų sužeidimų apsaugos stiebas. Naujas vėjaratis kainuoja iki 6 000 litų, bet padėvėtą galima įsigyti pigiau. Vėjaratį nesunku transportuoti, nes visa jo konstrukcija yra išardoma ir telpa į automobilio bagažinę. Reporteriai Eglė Šilinskaitė ir Paulius Vendžigalskis, Klaipėda.